Labas rytas. Tai va. Lietus už lango. Aš pirteliai tamsioj, dingo naktį elektra. Vakar buvo dingęs visiškai interneto ir mobilus ryšys. Rodė, kad galima paskambinti tik pagalbos skambučiais. O šiąnakt dingo elektra. Tai va, sėdim savo su kiku. Bet gerai, kad atsirado internetas. Tai kažkiek turim akumuliatorius, galėsim toliau montuoti video. Tikėkimės, gal dienos bėgyje atsiras ta elektra. Neatsiras, tai neatsiras, apseisim ir be jos. Tai toliau esam įstrigę pirteliai šitoj pusiaukeliai ties Nerėm, nes vėjo gūsiai tokie reiškia, kad vartė matyt antenas. Elektros stulpus privertė čia pilną šakų. Čia aplinkui aukštos liepos auga, bijau, kad tos nenulūžtų, bet šeimininkai sako, kad jos tvirtos, tai nenulūžo. Tai va, dabar čirška, daromės pusryčius. Reiškia, va, kikas jau pavalgė, čirška kiaušinienė. Kągi, nėra blogai. Šilta, pasikūrėm. Baisu būtų buvę pagalvoti, jei būtume likę nakvot kažkur palapiniai tokiu oru. Visgi, tokie orai, tokie štormai, lietus rodo, kad klimato kaita yra iš tikrųjų neišgalvotas dalykas. Tai per naktį pakilo upė, vanduo per sprindį. Aišku, gerai, kad baidarė biškiau aukščiau užsitysiau, tai nenuplaus. Bet to jinai sunkiai, tai ir vėjas nenuneš, bet irkla tai vakar buvo vėjas nutempęs į žolės. Tai vėl pasidėjau prie namelio. Taigi, nuotykiai tęsiasi. Aišku, prognozės jau šiek tiek džiuginančios. Tai yra šiandien jau į vakarą turėtų rimt vėjas, nurimt lietus. Aišku, tas rimtai, tai dar vis tiek jisai bus gan toksai apystipris, bet jau ne uraganinis. O paskui, reiškia, jau į rytą primt turėtų, dar bus apniukus kitą dieną, dar vėsi, bet antradienį matyti jau planuosi plaukti. Vakar galvojau, kaip paukščiai tokiu oru. Tas pačias garniai, kaip jie ištveria. Matyt, prisitaikė yra. Visgi žmogus gerai, kad sugalvojo būstą. Būstą apsisaugot nuo kritulių, nuo klimato, nuo šalčio. Tai būtume neišgyvenę. Gyvūnai sugeba išgyventi, žmogus būtų neišgyvenęs. Tokiom gamtiniam sąlygom. Gerai, iki pasimatymų. Sveiki. Taigi Liepos 29 dienos vakaras, beveik 9 valandos vakaro. Jau pagaliau aprimo lietus, aprimo vėjas. 2 dienas čia buvau pirteliai, visokios mintys galvoj ir noriu pasidalinti tokiu reportažu apie dėkingumą. Taigi,
tikrųjų gyvendami miestuose, komfortiškom sąlygom, kažkaip daug kas atrodo įprasta. Įprasta turėti stogą virš galvos, turėti elektrą, šaldytuvą, šiltą lovą, viryklę, dušą. Tokie dalykai atrodo įprasti ir jie jau mūsų nebedžiugina. Mes juos tiesiog nekreipiam dėmesio. Kai vat atsiduri tokiose sąlygose, reiškia, plauki upe, užeina liūtis, užeina uraganai. Ir tu supranti, kad, tiesiog tavo tą menką palapinę nuneštų tas vėjas, užlietų liūtis ir tu esi bejėgis prieš gamtos stichiją. Tai štai, kad ir tokia maža pirtukė, matyt jau 100-metė, rąstų suręsta, kažkada kažkokio žmogaus rankomis pastatyta prie upės kranto. Atrodo didžiausias prieglobstis, kokį tik gali gauti. Štai va yra joje ir elektra. Ir kai ta elektra netgi dingsta, pirmą dieną jinai buvo, šiandien buvo dingus, nuo pat ryto, tik vakare atsirado. Supranti, ką reiškia elektra. Nes tu sėdi tamsoj, lauke, baisu nosį iškišt į lauką. Ir tiesiog sėdi ir išsikrauna visi prietaisai, telefonai, kompiuteriai, tu su nieko negali pabendrauti, niekam paskambinti. Esi vienas, atskirtas nuo viso pasaulio, nuo žmonių. Kai pagalvoja elektros išradimas ir galimybė turėti elektrą, yra didelis gėris. Tai va. Toliau. Pirtelėje yra krosnelė. Kai atvykom, čia buvo drėgna. Buvo šalta, vėsu, matyt, pirtelė niekas seniai nekūreno. Štai va yra krosnelė. Tu gali ją pasikurt ir tau tampa šilta, jauku. Kad ir toks gultas, štai, ant kurio gali pasitiest čiužinį, atsigult ir pernakvot šiltai. Tau yra didžiausias malonumas ir komfortas. Ir kai pagalvoji, štai, susimylėjo žmonės, priėmė. Stebuklas. Nes jei būčiau likęs, tokiu oru čia, lauke, matot, kiek privertė šakų. Vėjai prilaužė. Nežinau, kaip būtų buvę. Turbūt čia nebekalbėčiau šiandien. Arba jau kažkaip būčiau kvietęsis kažkokią pagalbą, kad atvažiuotų mane išsemti iš to miško. Arba greičiausiai būtų viską man užlieję ir visi prietaisai būtų sugedę. Tai vat, ką žmogui reiškia namai, ką reiškia stogas virš galvos.
Ir už viską turim būti dėkingi. Dėkingi tam, kas pastatė šitą namelį. Būtent šioje vietoje. Prie upės. Kas sumūrino krosnį. Kas jį įleido. Priglaudė. Atvežė vandens, kad turėčiau gerti. Na, už viską visiems šitiems žmonėms turiu būti be galo dėkingas. Tai štai tokios mintys apima į galvą. Ir dažnai tiesiog mes nepasitikim žmonėmis ir aš pats nepasitikiu žmonėmis, esu nudegęs. Galvoju, kad viską pats gali susikurti savo gyvenimą patogų. Bet štai, tiek tau gamta pati parodo, kad likęs be tų patogumų visų, atsisakęs išėjęs į gamtą, na, tu esi bejėgis. Bejėgis prieš gamtos stichiją. Prieš tas jėgas, kurios yra aukštesnės už žmogų. Ir tada vat štai žmogus žmogui gali padėti, pagelbėti, priglausti, suteikti pastogę. Todėl iš tikrųjų turim kiekvieną dieną būti daugeliui žmonių už viską dėkingi.